Sveiki, mano vardas Deimantė, esu pirmo kurso studentė ir studijuoju Medical Science. Angliją aš pasirinkau todėl, kad mokslą tu gali derinti su darbu, čia geresnės mokymosi sąlygos ir finansavimas yra labiau priimtinas negu Lietuvoje. Kas man labiausiai patinka šiame universitete, kad dėstytojai yra savo srities profesionalai ir mokslas yra labiau koncentruotas, nėra jokių bereikalingų dalykų, mokina tiesiog tai, ką tau reikia ir kas bus reikalinga. Taip pat universitetas yra aprūpintas naujausiamis priemonėmis, pavyzdžiui, laboratorijos. Taip pat čia yra daug užklasinės veiklos, įvairiausių būrelių, užsiėmimų, kurios gali pasirinkti pagal save. Taip pat fakultetai yra vienas netoli kito, todėl užtrunki nedaug laiko pereiti nuo vieno pastato į kitą, kuomet vyksta paskaitos. Šis universitetas ypatingas tuom, kad jis priima įvairiausių žmonių iš įvairių pasaulio šalių. O tie žmonės, galiu pasakyti, labai draugiški, rūpestingi, bendraujantis, visada padeda, jeigu tau iškyla problema. Kalbant apie laisvalaikį, tai man atrodo jau pats kursas pasako, kad jo tikrai daug nebūna. O kai jo atsiranda, tai aš jį skiriau mokslams, ruošimuisi, paskaitoms ir darbui. Tai tiek. Kaip ir minėjau, fakultetai yra vieni šalia kitų. Štai kaip atrodo miestelis, o štai ir mano fakultetas. Jis yra maždaug 5 aukštų. Štai kaip atrodo pagrindinis įėjimas. Aišku, visur viskas išdažyta balta spalva, kaip tikroj ligoninėj. Labiausiai man patinka šita vieta, nes jinai atspindi viską, ką mes čia mokomės darom. Taip pat kiekvienas studentas turi turėti spintelę, kuomet turi pasidėti savo daiktus, darant laboratorinius darbus. Jų yra labai daug, tiek antram, tiek trečiam, tiek pirmam aukšte. Dar viena man labai patinkanti vieta, tai yra ši. Šiame universitete kiekvienas fakultetas turi poilsio zoną, kuriame gali daryti namų darbus, spausdintis paskaitas. Dar vienas yra labai, turbūt mano pats mėgstamiausias dalykas, kad šiame universitete yra apie 5 bibliotekas. Vienos net iš jų dirba kiekvieną dieną ir net visas 24 valandas. Pagrindinė biblioteka yra šita, Kimberly.
kurioje yra labai daug kompų, daug spausdintuvų. Tuoj parodysiu vidų. Štai kaip atrodo biblioteka. Ši biblioteka turi 3 aukštus ir kiekvienas tiksliau bibliotekos aukštas turi labai daug kompiuterių. Taip pat čia yra labai daug knygų. Pavyzdžiui, jeigu jums reikia tam tikros knygos, bet jos nėra, jūs pasiimkit senesnio leidimo. Tikrai visada gausit. Šitas pastatas turbūt yra pats pagrindinis studentams, nes jame studentai turi tvarkyti stojimo dokumentus. Tai va, turi tvarkyti visus stojimo dokumentus dėl paskolų, čia galima išsiimti pažymas. Tai čia įsiminkit pats svarbiausias universitetas studentams, nes kol aš pati radau, tai užtruko gan ilgai. Taip pat šitame universitete yra daug vietų, kur pavalgyti, pailsėti, atsigerti kavos. Vienas iš jų tai šis, kuris yra tikrai didelis. Čia yra valgykla, galima gauti karšto maisto. Nusipirkti yra mažyčių parduotuvių, nusipirkti ko tik tai nori. Pats miestelis yra didelis. Kaip minėjau, čia viskas strategiškai išdėstyta, iki centro 5 minutės ėjimo. Tai va. Jeigu jums kokios pagalbos reikia ar ką, kreipkitės, nebijokit. Tikrai duosiu patarimų, nes žinau, kaip pirmi studentai, pirmo kurso studentai jaučiasi. Taigi, okay.